Taigi, laba diena visiems, kurie šiandieną prisijungėte. Labai smagu, kad jūsų tiek gausiai susirinko. Aš esu Gintarė Černikienė, VŠI edukaciniai projektų vadovė. Ir šiandieną mes kalbėsime apie tai, kaip pritaikyti ugdymo procesą mokiniams su specialiaisiais poreikiais. Ir ypatingą dėmesį skirsime jo prieinamumui užtikrinti ir tvarumui skatinti. Tikiuosi, mane gerai girdite. Šis seminaras yra įrašomas, nes buvo prašymas, kad pasidalintume šiuo įrašu su tais, kurie negalėjo šiandieną dalyvauti. Taigi, tvarumas ir prieinamumas yra labai svarbios temos, o ypač šiuolaikiniam skaitmeninėme pasaulyje, kur mokymas tampa vis labiau priklausomas nuo technologijų. Ir kodėl šis seminaras svarbus? Vis daugiau mokinių turi specialiųjų poreikių, o švietimo technologijos siūlo didžiulį potencialą, tačiau tik tais tuo atveju, jeigu jos yra pritaikytos visiems. Tvarumas taip pat yra kritinis aspektas, nes švietimo sektorius, kaip ir kitos mūsų gyvenimo sritys, siekia mažinti poveikį aplinkai. Taigi, koks šios dienos mūsų tikslas, kokia darbotvarkė? Tai trumpai pristatysime projektą, kurio rėmuose yra organizuojamas šitas mini seminaras. Taip pat šiek tiek panagrinėsime tvarumo ir prieinamumo svarbą, prieinamumo užtikrinimo įrankius bei iššūkius, su kuriais susidurime bandant šiuos principus įgyvendinti. Žinoma, šiandieną taip pat kviesiu jūs aktyviai prisidėti ir dalyvauti šio seminaro metu. Taigi, šitas seminaras organizuojamas Erasmus Plus projekto rėmuose Ecological and Inclusive Digital Education. Šis projektas eina į pabaigą ir norime pasidalinti su jumis projekto šiek tiek rezultatais. O pačio projekto tikslas yra skatinti tvarę skaitmeninę transformaciją, kuri leistų mokiniams ir besimokantiesiems apskritai iš įvairių tiek socialinių sluoksnių, tiek turinčių įvairių specialiųjų poreikių, aktyviai dalyvauti mokymosi procese. Projektai dalyvaujame mes, edukaciniai projektai, kartu su partneriais iš Italijos, 2 partneriai iš Lenkijos, taip pat Nyderlandų ir Ispanijos. Po šio internetinio seminaro gausite leidinį, kur galėsite plačiau susipažinti su įtraukumo ir prieinamumo principų įgyvendinimu. Nors parašyta, kad leidinys yra suaugusiųjų švietimo sektoriai, bet dauguma principų yra puikiai pritaikoma mūsų mokiniams mokyklose. Tai kaip minėjau, šį leidinį atsiųsime po seminaro elektroniniu paštu visiems dalyvavusiems. Tikiu, kad šiandieną į šį seminarą ateinate su labai skirtingais lūkesčiais ir supratimu, apie ką taigi turėtų būti šitas seminaras. Lygiai taip pat, kaip mes skirtingai suprantame ir specialiuosius poreikius, nes tai yra labai plati sąvoka, kuri apima tiek fizinius, kognityvinius, emocinius ir socialinius iššūkius, su kuriais asmenys gali susidurti. Jie apima ne tik fizinę ar intelekto negalią, bet ir įvairias situacijas, kai asmenims yra reikalinga pagalba ir pritaikyti mokymo metodai. Specialiai mokymosi poreikiai gali būti skirstomi kelias kategorijas. Tai pirmiausia, fiziniai poreikiai. Tai apima visus asmenys, kurie turi judėjimo sutrikimo, regos ar klausos negalią. Šiems asmenims gali prireikti fizinių pritaikymų, tokių kaip vežimėliai, ekrano skaitytuvai ar klausos aparatai. Taip pat kita kategorija poreikių yra kognityviniai ar mokymosi sunkumai. Pavyzdžiui, asmenys su disleksija, dispraksija, ADHD ar autizmo spektro sutrikimai gali susidurti su sunkumais įsisavinti tradicinę mokymosi medžiagą ir gali reikėti, o dažniausiai ir reikia, kitokių mokymo būdų ar metodų. Taip pat emociniai ir elgesio iššūkiai. Asmenys turintys emocinių sutrikimų, tokių kaip nerimo sutrikimai ar elgesio sutrikimai, taip pat gali turėti specifinių poreikių dėl mokymosi aplinkos ar mokytojų požiūrio. Sveikatos problemos.
Tai asmenys sergantys lėtinėmis ligomis, pavyzdžiui, astma, diabetu ar epilepsija, taip pat gali turėti specialių poreikių susijusių su medicininė priežiūra mokykloje. Socialiniai ir komunikaciniai sunkumai. Ši kategorija apima asmenis, kuriems sunku bendrauti arba integruotis į socialinės grupės. Pavyzdžiui, autizmo spektro sutrikimus turintys asmenys. Kodėl ši sąvoka tokia plati? Nes specialiai poreikiai yra plati sąvoka todėl, kad kiekvienas asmuo yra unikalus ir tie patys sunkumai gali reikšti labai skirtingus poreikius. Todėl reikalauja individualaus požiūrį į ugdymą, kad būtų galima pritaikyti priemonės ir metodus kiekvieno mokinio situacijai. Apie specialiosius poreikius šiandieną daug neišsiplėsiu, tik tais noriu paanonsuoti, kad jeigu norite daugiau sužinoti apie, pavyzdžiui, autizmo spektro sutrikimą, tai kviečiu jūs maloniai į kitą mūsų seminarą, kuris vyks spalio 15 dieną, apie autizmo spektro sutrikimą plačiau. Jį ves mūsų rektorė, kuri yra Lietaus vaikų Šiaulių skyriaus valdybos narė, taip pat pati auginanti autizmo spektro turinčią dukrytę, tad tikrai dalinsis iš savo asmeninės patirties labai daug žinių. Pratęskime. Taigi, kaip minėjau, šiandieną dėmesį skirsime daug tvarumui ir prieinamumui skaitmeniniame švietime. Kas yra tvarumas apskritai? Visiems galbūt jau ir pabodusi sąvoka, tačiau reikia prisiminti, kad tvarumas tai yra apskritai gebėjimas užtikrinti ilgalaikį gyvenimo būdą ir veiklą taip, kad būtų išsaugoti gamtiniai ištekliai ir apsaugota aplinka ateities kartoms. Tai reiškia, kad dabartiniai veiksmai neturi neigiamai paveikti gamtos, ekonomikos ar socialinės gerovės, kad būtų užtikrintas sveika ir subalansuota ateitis. Tai pagrindiniai tvarumo aspektai reiškiasi keliose srityse ir daugiausiai mums žinoma yra tai aplinkos tvarumas, kur tausojame gamtinius išteklius, tokius kaip vandenį, dirvožemį, oras, biologinė įvairovė. Kalbame labai daug apie taršos mažinimą, atliekų kiekio mažinimą, energijos vartojimą, taip pat apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Tačiau reiktų prisiminti dar tokias sąvokas kaip ir ekonominis tvarumas, kai bandoma užtikrinti ilgalaikį ekonomikos augimą ir stabilumą, tuo pačiu mažinant neigiamą poveikį aplinkai. Taip pat skatinti efektyviai naudoti išteklius ir prisimti atsakomybę įvairioms didelioms gamykloms už jų daromą poveikį aplinkai bei visuomeniai. Artimesnė sąvoka turbūt mums yra socialinis tvarumas, kai skatiname visuomenės gerovę, lygias galimybės visiems, teisingumą, socialinę įtraukti ar vienodą darbo užmokestį, paisyti žmogaus teisių ir geras gyvenimo sąlygas visiems. O kaipgi tvarumas pasireiškia švietime? Tai yra labai svarbus, ši sąvoka labai svarbi švietimo sektoriuje, nes jeigu kalbam apie tradicinius mokymo metodus, tai mums reikia fizinių vadovėlių, kertami miškai, popieriaus gamyba ir transportavimas kelia didžiulį poveikį aplinkai. Todėl tvarumas švietimo srityje reiškia, kad mes žiūrime vėlgi atsakingas požiūris į aplinką, energijos taupymą, ugdom mokinių sąmoningumą, kad užtikrintume ateities kartų gerovę ir siekime mokyti naudojant šiuolaikinės technologijas ir mokymo priemonės. Tai dabar daug kalbam apie skaitmeninės transformacijos privalumus. Skaitmeninis ugdymas yra patogus tuo, kad jį yra gana lengva adaptuoti įvairiems specialiesiems poreikiams. Nors nebūtinai labai pigu, tačiau gana nesunku pritaikyti. Sakykime trumpai kiekvieną skaitmeninės transformacijos privalumą, kurį čia išskyriau lentelėje, kurią matote ekrane. Pirmiausia, vienas iš privalumų yra individualizuotas mokymas. Skaitmeniniai įrankiai leidžia kurti personalizuotus mokymo planus,
kurie atitinka kiekvieno mokinio poreikius ir mokymosi stilių. Aš labai paprašysiu jūsų išsijungti savo mikrofonus. Labai pagelbėsite, nes pašalinis triukšmas šiek tiek blaško ir mano dėmesį. Tai labai dėkinga, kas išsijungsite savo mikrofonus. Toliau, prieiga prie išteklių. Skaitmeniniai sprendimai suteikia prieigą prie daugybės mokymosi šaltinių, pavyzdžiui, elektroninės knygos, vaizdo medžiaga, įvairiausios interaktyvios užduotis. Taip pat privalumas yra interaktyvumas ir motyvacija. Įvairios virtualios platformos ir įvairūs interaktyvūs įrankiai padidina mokinių įsitraukimą bei mokymosi motyvaciją. Tai dabar labai norėčiau, kad pakeltumėt virtualias rankas, kas sutinkate su šiuo teiginiu, kad skaitmeniniai įrankiai padeda padidinti mokinių motyvaciją ir įsitraukimą į pamoką. Labai laukiu dabar jūsų rankyčių. Porą rankyčių pakilo, 3. Taip. Ačiū. Reiškia, girdit, klausotės? Girdim, bet nerandu, kur pakelti. Zoomą. Apačioj yra tokia galimybė pakelti raise hand. Tokia galimybė. Tai ačiū labai. Džiugu, kad klausotės, džiugu, kad sutinkate su šiuo teiginiu. Tęskime. Nuotolinis mokymasis. Skaitmeninės technologijos leidžia mokytis ir mokyti nuotoliniu būdu, kas yra labai svarbu šiuolaikiniame mūsų pasaulyje. Efektyvus vertinimas. Naudojant įvairias skaitmeninės sistemas galima greitai ir tiksliai įvertinti mokinių pasiekimus, o mokiniai gali gauti vertingą atsiliepimą apie mokymo procesą. Ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas. Mokydamiesi ir pasitelkdami skaitmeninius įrankius, mokiniai įgyja labai svarbių šiuolaikinių skaitmeninių įgūdžių, kurie jiems bus vertingi, netgi būtini darbo rinkoje. Jums paprastas praktinis pavyzdys. Pavyzdžiui, jums puikiai žinoma mokymosi platforma Moodle arba Blackboard galbūt naudojate. Jums tai suteikia galimybę efektyviai valdyti ir dalintis medžiaga, taip pat sumažinti popieriaus naudojimą. Daug vadovėlių šiais laikais yra pasiekiama online arba internetu. Tai sumažina knygų spausdinimą. Taip pat, jeigu vadovėliai skelbiami internetinėse platformose, jos yra žymiai lengviau atnaujinti, negu perspausdinti naujai knygas, ar ne? Žinome, kad daug vadovėlių būna sudėta galbūt naudojama jūsų edukos sistemoje. Tai dar prisideda ir prie to, kad saugo mokinių sveikatą. Jiems nereikia sunkių vadovėlių kasdien nešiotis į namus, nes vadovėliai pasiekiami internetu. Tai visa tai yra apie tai, ką dabar kalbu, ir yra būdai, įrankiai tam prieinamumui skatinti. Toliau. Dabar labai norėčiau, kad jūs sudalyvautumėte tokioj mini apklausoj ir atsakytumėte klausimą, o kaipgi jūs savo mokymosi procese prisidedat prie tvarumo. Tai aš į mūsų pokalbių langą įkopijuosiu nuorodą, kurią matote ekrane. Jums atidarys Padlet lentą. Galbūt daugumai iš jūsų jinai yra puikiai pažįstama, tai gebėsite ją naudotis. Tai dabar aš einu į chat langą, įkopijuoju nuorodą, jūs ją paspauskite, kaip minėjau, jums atsidarys Padlet lenta ir vardinkite ant lipnių virtualių lapelių visas priemonės, kaip jūs savo pamokose, mokykloje prisidedate prie tvarumo. Tai labai laukiu jūsų kelias minutes pačių įvairiausių atsakymų. Ir apžvelgsime tą lentą po 4 minučių.
Matau, sėkmingai jungiatės, tai labai malonu. Jau pirmas atsakymas yra įkritęs. Asta, aš mokymus vedu. Labiausiai tausojate aplinką, matau. Popierį tausojate? Taip, skaitmeniniai vadovėliai. Google Classroom naudojate. Labai gerai. Renkame baterijas. Taip, aplinkos tausojimas. Užduotį siunčiame failų pavidalu, ne popierinius variantus. Taip, irgi prisideda prie tvarumo. Neišmetu sąsiuvinių, kuriuose yra tuščių lapų. Po COVID tikriausiai pastebėjote, daug kas ir šviesas taupo, elektros energiją taupo, bent jau prekybos centruose, mažiau apšvietimo kiti pasidaro, nejungia, kai nereikia kondicionierių arba šildytuvų, tai irgi yra energijos tausojimas. Taip, kartais taupimas pasireiškia ir ekstremaliai, ar ne, galbūt per daug netgi. Bet yra kaip yra, galbūt kartais. Tai šauniai jūs naudojate šituo skaitmeniniu įrankiu, Padlet. Padlet iš tikrųjų irgi turi labai daug pritaikymo galimybių. Ir tikiu, kad jau pažįstamas įrankis ir jį puikiai naudojate savo darbe. Aš grįžtu į savo pristatymą. Tai ačiū visiems už indėlį. Pratęskime toliau. Dabar apie prieinamumo užtikrinimą skaitmeniniame ugdyme. Taigi, ar žinojote, kad pasaulyje kas 5 žmogus turi specialių poreikių? Tačiau yra tik tais 3% visų interneto svetainių mokymosi platformų, tik 3% yra pritaikyta tiems specialiesiems poreikiams. Tai reiškia, kad vien Europoje yra 87 milijonai žmonių, kurie negali pasinaudoti visomis internetinės bankininkystės, virtualių parduotuvių ar socialinės žiniasklaidos teikiamomis galimybėmis. Tad prieinamumas skaitmeniniame mokyme užtikrina, kad kiekvienas mokinys, nepriklausomai nuo jo fizinių ar kognityvinių gebėjimų, turėtų vienodas galimybės mokytis. Tačiau dėja, ne visos skaitmeninės platformos šiuo metu yra pritaikytos mokiniams su negale. Taigi, kaip tą ugdymą padaryti prieinamesnį visiems? Tai pirmoji sąvoka, jums jau puikiai žinoma, tai yra universalus dizainas mokymuisi, kuris skatina kurti mokymo medžiagą, kuri būtų prieinama įvairioms grupėms. Tai apima įvairių formatų turinio pateikimą. Tai reiškia, pateikime ir tekstą, vaizdo įrašą, garso įrašą
ir galimybė pasirinkti mokymosi būdą atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius. Toliau, prieinamumas neįgaliesiems. Yra vadinamieji Web Content Accessibility Guidelines, standartai, kur galima pasižiūrėti ir pritaikyti mokymosi platformą, kad jie atitiktų tuos specialiuosius poreikius. Tai kad platforma atitiktų tam tikrus standartus, tai čia turime įvairius įrankius, kur įgarsina galbūt tekstą, kurį matote mokymosi platformoje, ar subtitrai prie vaizdo įrašų. Taip pat teksto alternatyva paveikslėliams, netgi spalvų kontrastas labai svarbus. Ir yra pilna įrankių, kur galima pasitikrinti, ar jūsų jau galbūt sukurta anksčiau platforma atitinka tuos standartus. Taip pat yra labai svarbus kelių technologijų palaikymas, nes reikia užtikrinti, kad skaitmeniniai įrankiai veiktų ne tik kompiuteriuose, bet ir mobiliuosiuose įrenginiuose, planšetėse, taip pat vietovėse su lėtesniu interneto ryšiu. Interaktyvūs ir intuityvūs įrankiai. Mokymosi platformos taip pat turi būti lengvai suprantamos, su paprastomis naršymo galimybėmis. Yra pilna platformų, kur veda iš vieno skirtuko į kitą skirtuką, tai tikrai neprisideda prie įtraukumo, prie prieinamumo skirtingiems besimokantiesiems. Visa informacija turi būti aiškiai struktūruota, kad mokiniai galėtų lengvai rasti jiems reikalingus išteklius. Taip pat mokymosi ištekliai turi būti prieinami 24 valandas, 7 dienas per savaitę, kad jie galėtų mokyti savo tempu ir pagal savo galimybės. Jei besimokantieji yra suaugusieji, tokiu atveju jiems patogu derinti darbą ir šeimyninius įsipareigojimus. Pas mane skaidrėje 6 numeriu matysite, kad netgi paryškino mokytojų ir mokinių skaitmeninių įgūdžių ugdymas. Nes labai svarbu organizuoti mokymus mokytojams ir mokiniams, kad jie pagerintų savo skaitmeninius įgūdžius. Nes skaitmeninė transformacija be šito svarbaus faktoriaus yra neįmanoma. Mes galime kiek norime kalbėti apie prieinamumą, tvarumą, bet jeigu mes neturime reikiamų skaitmeninių įgūdžių, tai čia lieka tik tai žodžiai. Kitas punktas - subtitrai ir vertimai. Labai svarbu naudoti subtitrus vaizdo ir garso medžiagai, kad kurtieji arba sunkiau girdintys mokiniai galėtų lengviau suprasti turinį. O vertimai į įvairias kalbas padeda besimokantiesiems iš skirtingų kultūrinių ir kalbinių grupių. Lankstus turinio pateikimas. Mokytojai turėtų naudoti lanksčias mokymosi formas, leidžiančias pasirinkti turinio pateikimą. Pavyzdžiui, naudoti PDF failus, pasiūlyti elektroninės knygos variantą, ar galbūt paklausyti podcastą vadinamai. Ir mokinys tada gali pasirinkti jiems patogiausią mokymosi būdą. Toliau, atviri švietimo ištekliai. Yra daugybė nemokamų ir atvirai prieinamų skaitmeninių išteklių ir tai dauguma jų pateikia gana aukštos kokybės mokymosi medžiagą ir dažnu atveju gerai paieškojus tokie ištekliai būna ir dar ir nemokami. Atgalinis ryšys ir pagalba. Suteikite mokiniams lengvą prieigą prie mokytojų pagalbos arba techninės pagalbos ar virtualaus pagalbos centro, kad jie galėtų gauti susidūrę su techninė problema pagalbos. Tai visi šitie metodai padeda užtikrinti, kad skaitmeninis mokymas būtų pasiekiamas ir prieinamas visiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų individualių poreikių ir technologinių galimybių. Na, o jeigu jūs esate mokytojai ir norite susipažinti su vienu iš skaitmeninių įrankių, kaip jį pasitelkti savo pamokoje,
kaip pasilengvinti sau darbą, kaip pasilengvinti mokymosi medžiagos kūrimą. Vėlgi, kviečiu į spalio 18 dienos mūsų mokymus, kur supažindysim su Canva, kaip išsiversti automatiškai visus šaltinius, visą mokomąją medžiagą, kurią susikursite, šiek tiek išbandyti dirbtinį intelektą, kuris jums parašytų tekstus, eilėraščius ar dainas. Tai jeigu sudominom, prašom susirasti mus Facebook'e pirmiausia. Edukaciniai projektai, mes ten visada dedame savo aktualiausias naujienas, visus mokymus, tiek mokamus, tiek nemokamus. Pasekite būtinai mus Facebook'e, nes mes ir konferencijas nemokamus organizuojame, ir seminarus kaip šis įvairių projektų rėmuose. Tai draugaukime, tapkite mūsų sekėjais, mūsų draugais Facebook'e. Taigi, vėlgi metas įtraukti jūs, vėlgi į pokalbių langą. Noriu aš, kad sudalyvautumėte mini apklausoj, o kokiusgi jūs įrankius ar būdus naudojate, kad palengvintumėte mokiniams medžiagos supratimą ir įsisavinimą. Labai įdomu, kokiusgi jūs esate įrankius atradę savo darbe. Pasidalinkite ir jūs. Tuoj kopijuoju nuorodą, keliu į pokalbių langą, vėlgi Padletas, pažįstamas įrankis, prisijunkite, pasidalinkite savo atrastais įrankiais. Mhm. Žiūrėkite, ar pavyksta prisijungti prie platformos. Ar naudojate vaizdo įrašus, garso įrašus galbūt? Mhm. Gal esate geriau atradę podkastų ar vaizdo įrašų platformų kokių nors, ne tik YouTube'o galbūt? Va, Canva kažkam jau pažįstama yra. Kahootas, taip, labai visų mylimas įrankis. Skaičiuoti, mokintis labai padeda kaštonai, sutinku. Ypač su mažaisiais. Mentimeter, taip, irgi labai geras įrankis. Sudedu.lt. Khan akademijos įrašas, taip, dar šiandieną šiek tiek Khan akademiją užsiminsiu. Mhm. Purpose Games. Dar kažkokie yra live worksheets, ar ne?
Gal teko susidurti, kam nors gal esat naudoję. Yra iš tikrųjų labai daug įvairių platformų anglų kalba, bet jau atsiranda ir lietuvių kalba iš tikrųjų, arba atsiranda galimybė jos greitai išversti, kad ir netobulai, į lietuvių kalbą. Naujų nebeatsiranda. Ačiū visiems už pasidalinimus su jūsų atrastais įrankiais. Aš vienose mokymuose pati rodau dar daugiau be Canvos kitų įrankių, paremtų dirbtinio intelekto principais. Tai jeigu kam įdomu, sekite mus Facebook'e, kad artimiausiu metu, lapkričio galbūt mėnesį, organizuosime mokymus, kur pristatysime dar daugiau internetinių įrankių, kurie palengvins jūsų darbą. Ačiū labai. Grįžtu į skaidres. Ir kaip dar galime užtikrinti prieinamumą. Tai yra galbūt svarbiausias dalykas, dėl ko mes šiandieną čia susirinkome, kaip galime pritaikyti tą mokymo medžiagą, svetainės ir platformas. Labai daug įrankių rasite mano jau minėtame leidinyje, kurį gausite po seminaro, bet dar norėčiau šiek tiek paminėti, kokius variantus ir opcijas jūs galite susipažinti, paieškoti, kad pritaikytumėte tą turinį galbūt labiau specifiškiems poreikiams. Tai pradėsiu nuo ekrano skaitytuvo, kurie garsiai skaito ekrane rodomą tekstą ir padeda žmonėms, kurie turi regos negalią arba prasčiau mato, naudotis kompiuteriu palengvina, naršymą internete. Taip pat prie įvairių svetainių yra vadinamieji papildiniai naršykliams, kurie taip pat padeda lengviau naudotis interneto platformomis ir skaitmeniniais įrankiais. Šiek tiek vėliau dar parodysiu tos vadinamosius papildinius. Kaip minėjau, taip pat yra įrankis, kuris vadinasi Wave Accessibility Tool, kuris patikrina, ar, tarkim, jūsų mokyklos svetainė, ar galbūt dalyvaujate kokiam nors projekte, ten sukūrėte svetainę, tai tas Wave Accessibility Tool padeda patikrinti, ar jūsų svetainė atitinka tuos vadinamosius prieinamumo standartus. Galbūt esate naudoję savo darbe teksto keitimo į kalbą įrankį. Tai yra toks įrankis Natural Reader, kuris paverčia jūsų įkopijuotą tekstą į kalbą. Ir tai padeda mokiniams, kurie turi, pavyzdžiui, disleksiją. Jiems palengvina suvokimą mokomosios medžiagos. Taip pat yra labai elementarus, paprastas Google Text-to-Speech įrankis, kurį galima naudoti visuose Android įrenginiuose ir jis irgi skaito ekrane rodomą tekstą ir jis taip pat naudingas silpnaregiams. Kalbos atpažinimo programos. Čia toks vieni įrankiai labiau užtobulinti, jau geriau atpažįsta kalbą ir ją geba užrašyti, kiti dar šiek tiek prasčiau veikia. Tai pavyzdžiui yra toks įrankis Dragon Naturally Speaking. Tai yra tikriausiai vienas geriausių kalbos atpažinimo įrankių, kuris mano, tarkim, dabar šiuo metu kalbamą tekstą paverstų į raidinį tekstą, į atskirą failą. Taigi vėl, pavyzdžiui, tai gali būti labai naudingas šitas įrankis mokiniams, kurie turi motorinių funkcijų sutrikimų, nes jie gali diktuoti užduotis ir pranešimus, o programa juos automatiškai užrašo. Google Voice Typing. Nemokamas įrankis, kuris yra integruotas į Google Docs ir leidžia mokiniams taip pat diktuoti tekstą, jį paverčiant raštu
ir taip palengvinti užduočių atlikimą. Tai dar šiek tiek prie įrankio šito bent jau parodysiu, kur jį rasti šiek tiek vėliau. Taip pat subtitrų ir transkripcijos įrankiai. Galbūt jau esate pastebėję, kad jeigu naudojatės YouTube vaizdo įrašais, tai galite užsidėti automatinius subtitrus. Aišku, jie yra netobuli, veikia netobulai, bet tikrai gali padėti suprasti, apie ką yra apskritai šitas vaizdo įrašas. Šiuo metu yra daugybė naujai atsirandančių dirbtinio intelekto principų paremtų įrankių, kurie automatiškai gali paversti tekstu jūsų dėstomą pamoką. Tai irgi, sakyčiau, naudinga tiems, kuriems yra sunkiau įsisavinti medžiagą girdint, o jiems reikia teksto prieš akis, tarkim. Taip pat yra įvairūs interaktyvūs mokymo įrankiai su prieinamumo galimybėmis. Tai pavyzdžiui, netgi mūsų kasdien galbūt naudojamas Microsoft Word turi tokią funkciją, kuri vadinasi Microsoft Immersive Reader, kuris yra jau automatiškai integruotas ir padeda jisai skaityti ir suprasti tekstus. Padidina tekstą eilutes, nuspalvina žodžius, padeda susifokusuoti į tam tikrą eilutę ir tai tikrai padeda medžiagos supratimą mokiniams, kurie turi įvairius mokymosi sunkumus. Čia jau jūsų minėtas kitas įrankis Google Classroom, kur taip pat turi įvairias prieinamumo funkcijas, tai džiaugiuosi, kad šitą įrankį iš jūsų kai kurie naudojate. Tai galima ten irgi tekstą pakeisti į kalbą. Taip pat yra įvairūs medžiagos pateikimo formatai, tiesioginiai pokalbiai, kurie padeda mokiniams su ribotu mobilumu. Taip pat yra vaizdinės pagalbos įrankiai. Tai yra tokie įrankiai kaip Zoom Text, kurie padidina ekraną, taip pat tekstą paverčia į kalbą, padidina tekstą ir objektus esančius ekrane. Aš labai atsiprašau, bet mums niekas nesikeičia, mes čia rašom, bet mes matom vieną skaidrį ir viskas. Kurią skaidrę matot? Mes matom, kur yra 9 tie spalvos. Tai jūs tą turit matyti. Tai turit matyti. Nes visus įrankius, kuriuos dabar aš jums vardinu, tai jūs gausite kartu su mokomąją medžiagą į elektroninį paštą savo. Tik tikrai galėsite dar šitos įrankius ir savarankiškai panagrinėti. Dabar aš tiesiog apie juos užsimenu, kad yra tokia galimybė panagrinėti, nes įrankius čia yra tik tais pavyzdžiai šitų įrankių, nes jų yra daugybė ir skirtingų ir kiekvienas atsirenka gal įvairiausius poreikius, kokie jiem patogus naudoti. Tai nebijokit, tuos įrankius, kuriuos aš vardinu, jūs gausite elektroninį paštu. Ir dar šiek tiek po to, kai išvardinsiu, šiek tiek parodysiu, kaip kai kuriuos įrankius galite ir jūs naudoti. Taigi, laisvai prieinami švietimo ištekliai. Kaip jau jūs ir minėjote, yra Khan akademija, kuri suteikia nemokamus mokymo kursus ir vaizdo pamokas, ir pratimus įvairiomis temomis ir prieinama visiems mokiniams, leidžia mokyti savo tempu. Kitos platformos yra Coursera arba edX, galbūt jums irgi pažįstamos ir žinomos. Jos taip pat siūlo įvairiausius nemokamus ir prieinamus kursus iš įvairiausių netgi prestižinių universitetų ir siekdamos užtikrinti prieinamumą globaliai auditorijai. Taip pat yra tokie įrankiai, kurie padeda išlaikyti dėmesį tam tikrą laiką ir susikaupti. Tai aš paminėsiu dvi tokias programėlės, tai Forest ir Rescue Time. Forest visai simpatiška programėlė ir padeda mokiniams palaikyti dėmesio koncentraciją atliekant užduotis ir jinai tokia interaktyvi ir smagi. Ten tokia, jeigu pavyksta susikaupti, ten tarkim 25 minutėm, jūs auginote po truputį virtualų medį.
Tai čia vaikams tokia motyvacija ir paskatinimas susikaupti, išlaikyti dėmesį tam, kad jų medžiai augtų. Tai tokį įrankį siūlyčiau už jūsų telefonuose per Google Play programėlę, galbūt net ir pabandyti parsisiųsti ir išbandyti su vaikais, kam sunkiau susikaupti pamokoje. Tai čia trumpai tie 9 punktai, kuriuos ir matote ekrane. Aš trumpai juos tik tais norėjau jums įvardinti, šiek tiek kelis pavyzdžius pateikti. O dabar tiesiog šiek tiek kelis iš mano minėtų įrankių parodysiu, bent jau kur juos rasti ir kur žiūrėti, ir po to galėsite savarankiškai patys išbandyti. Tai aš dabar nustoju dalintis ir bandau parodyti pirmiausia tai Word'e galimybę. Tai va, aš tiesiog atsidariau Word'o langą ir paieškos laukelį aš tiesiog įrašiau Immersive Reading ir man iš karto atidarė šį įrankį. Ir matot, kad čia galite pakeisti ir puslapio spalvą, kažkam galbūt palengvina mokymas ir teksto su matymą, suvokimą, pakeista puslapio spalva. Čia taip pat galima pakeisti stulpelio plotį, bet kas man labiausiai patiko, tai yra, kad skaitant tekstą galima užsidėti tokį fokusą, kad neblaškytų visas aplinkinės raidės tekstas, užsidedate tokį paryškinimą ir tada galite naviguoti aukštyn, žemyn, galite pridėti dar daugiau teksto ir mokinio dėmesys yra fokusuojamas į tą eilutę arba į prieš tai esančią eilutę. Tai toks, sakyčiau, kai kuriems mokiniams tikrai galbūt pritaikysite šitą įrankį. Uždarau. Tuoj bandom parodyti kitą įrankį jums. Gal pasidalinkime su ekranu. Šitą ir šitą galima uždaryti. Tai va dabar parodysiu, kaip prieinamumas yra užtikrinamas galbūt kai kuriuose interneto svetainėse. Mūsų organizacija dalyvavo viename projekte, kuris vadinasi Co-Education in Green. Ir mes buvome užsibrėžę tikslą pritaikyti internetinę platformą specialiai poreikių turintiems lankytojams svetainės. Tai mes įsidiegėme tokį vadinamą papildinį, kuris matote tokiu universaliu ženkliuku, kuris iš esmės reiškia prieinamumą, accessibility. Ir čia yra nemažai įvairių funkcijų, kurias išbandinėjant galite matyti, kas keičiasi ekranege. Tai pirmiausia, galbūt norėčiau parodyti tą vadinamą text to voice, tekstas į balsą galimybę silpnaregiams. Ir aš ją aktyvuoju ir man greičiausiai per dalinimas neveiks ar veiks. Turėtų veikti. Dabar aš pasižymiu tekstą. Co-Education in Green is a 2-year Erasmus Plus, CA2, project, aiming to empower adult educators in community education, giving emphasis on environment. Ar jums yra robotinis balsas? Skaito tekstą? Girdisi? Taip. Tai čia yra tas vadinamas accessibility, prieinamumas, kai į savo svetainę įsidėgėte papildinį, aišku, su jau IT vyrukų pagalba, kuris padeda silpnaregiams įgarsinti tai, kas yra matoma ekrane. Tai bandžiau su lietuvių kalba tą patį padaryti, pas mane, kadangi visas kompiuteris šnekasi su manimi anglų kalba, tai lietuvių kalba labai negražiai kalba, bet jeigu pakeitus nustatymus, tai manau, kad perskaitytų ir laužytą lietuvių kalbą turinį
tekstą matomą ekrane ir lietuvių kalba. Kitas variantas, pavyzdžiui, yra tas vadinamasis padidinimo stiklas, ką aš ir minėjau, kur padidina, matote, paspaudus automatiškai tekstą, kad būtų lengviau matyti. Taip pat tikriausiai žinote, kad ne visi šriftai yra gerai matomi ir įskaitomi kai kuriems žmonėms ir mokiniams. Tai pavyzdžiui, yra readable font tokia galimybė. Iš karto pakeičia. Jeigu matot, va, nuėmiau, yra vienas šriftas teksto, pastraipos matomos ekrane. Paspaudžiu, pasikeičia šiek tiek šriftas ir jisai yra matomas kai kuriems mokiniams žymiai geriau. Kita funkcija yra, pavyzdžiui, nuimti spalvas, kad jos neblaškytų. Paverčia visą puslapį mūsų tiktais juodai baltu, pilkšvu. Kitas variantas yra, ką galima pasididinti svetainės kontrastą, pavyzdžiui. Pasispaudus, matote, dabar mano visa svetainė turi juodą foną su baltu tekstu, kuris galbūt padidina kai kuriems įskaitomumą teksto matomo ekrane. Yra ir kitų funkcijų, čia galima ir tarpus tarp žodžių didinti, tarp eilučių galima didinti tarpus, kam sunkiau skaityti, galima netgi pelės žymeklį pakeisti iš balto į juodą ir panašiai. Tai va čia yra tie vadinamieji svetainės prieinamumo užtikrinimo funkcijos, galimybės. Ir va tokių galimybių reikia siekti, kad jos būtų diegiamas į kuo daugiau svetainių. Tai čia trumpai apie tai. Dar aš minėjau vieną įrankį, kuris vadinasi Natural Reader. Ir tą patį tekstą iš mūsų jau rodytos svetainės aš nukopijavau ir įkėliau čia tekstą. Ir čia mergaitė anglų kalba mums dabar perskaitys tekstą, įgarsins tekstą. Ir taip pat matysite, kad netgi parodys, kurį sakinį jinai skaito šiuo metu. Ir netgi ekrane turėtų matytųsi, kurį žodį jinai šiuo metu taria. Taigi vėl padidina fokusą į tekstą, teksto suvokimą, supratimą. Pažiūrėkime, ar veiks mums. Co-Education in Green is a 2-year Erasmus Plus project aiming to empower adult educators in community education, giving emphasis on environmental and accessibility issues for people with disabilities. Thus, they will become leaders in their local communities and promote cooperative projects of transformation of shared spaces into greener and more accessible areas for all. Pasakysite, vėlgi tik tais anglų kalba, o kur lietuvių kalba, kodėl neskaito lietuviškai. Tai čia yra tik vienas iš šitų įrankių pavyzdys, bet dabar yra labai daug dirbtinio intelekto paremtais įrankių, kur jau skaito ir lietuvių kalba. Tai tokios galimybės tikrai yra. Galima rasti tų įrankių ir tam, kad aš jums iliustruočiau, aš tiesiog atsidariau tą pačią Canva Pro. Ir ten prie vadinamųjų programėlių susiradau text-to-speech programėlę. Ir jau čia rodo, kad man turėtų prabilti ir lietuviškai. Aišku, čia simbolių skaičius yra ribotas, bet tiesiog pabandykime įrašyti tekstą ir paversti jį audio garsu. Tikiuosi suveiks. Sako, jau įrašė mūsų failą. Sveiki, aš esu Gintarė. Taigi, kadangi nepasirinkau balso, tai vyriškas balsas pasakė, sveiki, aš esu Gintarė. Tai
Minimalius garso įrašus galima daryti ir su Canva, bet yra ir kitų įrankių, kurie gali ir ilgesnį tekstą generuoti, įgarsinti. Dar vieną įrankį norėčiau parodyti, aš tekste neminėjau, bet tiesiog man pasirodė mūsų darbe, mes kadangi daug darbuojamės su tarptautiniais projektais, tai galbūt ir jūsų mokyklos dalyvauja Erasmus projektuose, semiatės patirties iš tarptautinių partnerių ir kuriate rezultatus ir dažnai būna, kad tai pasirašome, kad mūsų rezultatai bus easy to read, lengvai skaitomi ir suprantami. Tai hemingwayapp.com yra toks įrankis, kuris padeda patikrinti, ar tas jūsų parašytas tekstas anglų kalba iš tikrųjų yra easy to read. Ir jisai parodo, kuo jis man patinka, nes parodo pirmiausia jūsų sakinių sudėtingumą. Jeigu matote, dešinėje pusėje rašo grade 15. Tai reiškia, kad šitas tekstas, netgi paraudonuotas jis yra labai sunkus, per sunkiai parašyta. Kad tam, kad suaugusieji suprastų, turėtumėm stengtis, kad būtų bent jau tas vadinamasis 9 lygmuo, o easy to read tai yra maždaug 5 lygmuo. Tai šitas įrankis padeda iš tikrųjų jūsų parašytą tekstą padaryti lengviau suvokiamą, suprantamą ir lengviau skaitomą. Nes parodo visus raudonus sakinius, tai reiškia labai sunku suprasti. Parodo sunkesnius sakinius, parodo netgi violetinių spalva, kokias galėtumėte naudoti paprastesnius žodžius, ne tokius sudėtingus. Netgi parodo kartais tuos vadinamosius tekstus susilpnintojus, žodžiu verčiant iš anglų kalbos, kurie yra tokie minkšti, nieko daug nepasakantis ir galbūt net migloti. Tai kviečiu pasibandyti šitą įrankį, tiesa anglų kalba, bet, kaip minėjau, padeda tekstą adaptuoti, lengviau padaryti jį suprantamą. Žinoma, jeigu kalbant apie lietuvių kalbą, netgi dabar galbūt jau esate išbandę ChatGPT nemokamą versiją. Tai pasitelkiant šį įrankį taip pat jūs galite paprašyti, kad jūsų įkopijuotą tekstą jis padarytų suprantamą, pavyzdžiui, 5 klasės mokiniams. Jeigu tai yra pakankamai sudėtingas tekstas, jis jį gali irgi adaptuoti 5 klasės mokinių lygmenį. Dabar mano minėtas Google Docs, galbūt ir jūs naudojate. Iš esmės čia yra, mano manymu, Wordo dokumento alternatyva, tik tais tiek, kad dokumentai saugomi iš karto jūsų Google diske, debesyse ir yra pasiekiamas tada jums tiek telefonu arba iš jūsų paskyros namuose, iš jūsų namų kompiuterio, galbūt tada nereikia nešiotis, siuntinėtis į elektroninį paštą ir panašiai. Tai jis turi tokią galimybę, kaip šnekama jūsų tekstą, užrašo tiesiai į dokumentą. Tai galėsite pabandyti šitą funkciją, ar ji jums veikia, tai aš ją radau prie įrankių ir rašomas balsu. Dabar nuėmiau, rašomas balsu uždedu, čia atsiranda toks mikrofonas, kurį paspaudus, jisai turėtų pradėti įrašinėti tekstą. Vėlgi priklauso nuo kompiuterio nustatymų, ar jis atpažins lietuvių kalbą, ar geriau atpažins anglų kalbą. Tai tokiu atveju reikėtų paprašyti pagalbos, kad pakeistų nustatymus jūsų kompiuteryje ir kad lietuvių kalbą jisai suprastų. Taip. Įrankius parodžiau. Artėjame prie pabaigos, jau nebedaug beliko, bet aš vėlgi jūs noriu įtraukti į paskutinę dalį, kad jūs man padėtumėt ir norėčiau išgirsti jūsų balsus. Tai ekrane matote 3 išskirtus prieinamumo įgyvendinimo iššūkius ir norėčiau, kad drąsiausiai iš jūsų
įsijungtų mikrofoną ir tiesiog pridėtų, praplėstų tą punktą vadinamą. Tai pirmasis punktas yra technologiniai iššūkiai. Neabejoju, kad jūs šiandieną klausėte šio seminaro ir galvojate įvairiausių minčių, galbūt net ir pasipiktinimų buvo ir mąstymo, kad čia neįmanoma pas mus dėl vienokių ar kitokių priežasčių mokykloje to padaryti. Tai dabar puikiai proga jums pasidalinti savo pastebėjimais apie technologinius išteklius, kodėl yra sunku užtikrinti prieinamumą iš technologinių išteklių pusės. Kas norėtų galbūt pasisakyti? Nedrįstat? Galbūt neaiškiai iškomunikuota žinutė iš mano pusės? Tai pavyzdys, ar ne? Koks technologiniai ištekliai? Mokyklos turi ribotus technologinius išteklius, ar ne? Yra pilna įvairiausių įrankių palengvinti mokymąsi, tačiau ne visos mokyklos ar universitetai turi prieigą prie šitų įrankių. Kitas iššūkis tai yra technologinis raštingumas. Jau šiandieną buvau užsiminusi, kad mokytojams ir mokiniams reikia nuolat mokytis naudotis tais įrankiais. Nes tų įrankių yra gausybė, tačiau ar mes jais mokame naudotis? Ar jie sudėtingi, ar mes norime gilintis į juos, o gal esame atradę vieną ir kitų jau nebenorime naudoti ir bandyti, nors jie galbūt dar gerokai palengvintų jūsų darbą. Ir trečias iššūkis paminėtas mano, tai yra platformų neprieinamumas. Tas pats jau šiandieną minėtas, kad tik 3% apskritai visų svetainių yra prieinamos žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Tai čia tokie 3 pagrindiniai tie iššūkiai. Kaip aš ir minėjau, kad jeigu mes savo pačių kompetencijos nekelsime, tai prieinamumas, jo užtikrinimas, įtrauktis ta pati, tai tik ir liks žodžiai ir dokumentai. Tai tiek tos teorinės dalies. Aš kaip tikra mokytoja, nors nesu mokytoja, duosiu jums visiems namų darbų. Jūs elektroniniu paštu gausite visas nuorodas, mokomąją medžiagą, bet labai svarbus aspektas, kurį turiu paminėti, yra namų darbai. Turėsite atlikti testą. Neišsigąsite, testas ne iš to, apie ką mes šiandieną kalbėjome. Jūs tiesiog įsivertinsite savo pačių žinias, prieinamumo, tvarumo tema, įsivertinsit savo mokyklos galbūt galimybės užtikrinti tą prieinamumą ir tuo pačiu prisidėsite prie mūsų labai svarbaus tyrimo, padėsite pasidalinti rezultatais Europos mastu, todėl jūsų indėlis atsakinėjant šitą klausimyną yra labai svarbus. Kai atsakysite į klausimus šitą klausimyną, mes iš karto jums ir pažymėjimą atsiųsime už dalyvavimą šiandieną. Tai kaip minėjau, nuorodą dabar aš įmetu iš karto į čatą, į pokalbių langą. Galbūt kai kas jau norėsite pradėti pildyti iš karto po mūsų seminaro, kad nepamirštumėte. Mums tas labai patiktų iš tikrųjų. O dabar, kol dar visi nepabėgote, taip pat kviesiu užpildyti mini apklausą. Tuoj pasidalinsiu ją lange. Ekrane matote vadinamąjį QR kodą. Manau, kad galbūt ir patys esate kūrę QR kodą, arba jį tikrai esate skanavę. Tai kas turite mobiliuosius prietaisus, telefonus, nuskanuokite su vaizdo kamera šitą QR kodą. Jums atsidarys
mini klausimynas apie šios dienos mūsų kartu praleistą valandą. O jeigu neturite mobilaus telefono arba jūsų kamera neatidarinėja QR kodų, tai aš tą vadinamą nuorodą, kaip pasiekti šitą mini klausimyną, įdedu iš karto į mūsų pokalbių langą, tai dabar jau per pokalbių langą, per vadinamąjį chatą, jums šitą nuorodą tikrai atsidarys, pasispauskite ant jos ir užpildykite mini klausimyną. Kaip sako, klausosi per telefoną, tai manau, kad jūs galite tikrai neišeiti iš Zoom'o, bet tiesiog palikti Zoom'o fone ir pabandyti nuskanuoti šitą QR kodą. Turėtumėte ir mane girdėti, ir tuo pačiu turėtumėte turėti galimybę skanuoti QR kodą ir sudalyvauti mini apklausoje. Tai dar skirkime kelias minutės šitai mini apklausai. O namų darbų nuorodą jūs taip pat gausite elektroniniu paštu. Kažką bandžiau atsakyti, nežinau, ar čia jūs. Rezultatai Gaunate sukris atsakymus? į vieną vietą, iš tikrųjų, tai kas atsakė, tai labai jums ačiū. Mano pristatymas šiandieną yra baigtas, nebent dar kažko norėtumėte pasidalinti ar paklausti, o jeigu ne, mes tiesiog gražiai atsisveikinsim iki kitų mūsų nemokamų internetinių įvairių seminarų ir mokymų.